Darni statyba – nuo idėjos iki sprendimo. Tokiu skambiu šūkiu galima apibendrinti metų įvykį statybos versle. Tai jau 19-oji statybos ir remonto paroda, vykstanti Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo. Apie naujas idėjas ir vystomus projektus plačiau papasakos Eugenijus Zaremba, uždariosios akcinės bendrovės Veikmė direktorius. Vystom tos projektus jau daugybę metų, nuo 98 faktiškai, tą patį darom ir daugybę metų, tą patį darėme ir prieš krizę, ir per krizę, kas, aišku, mums gal ir pasisekė truputėlį dėl ankstesnio įdirbio, vystom ir toliau. Čiurlionio apartamentai vadinamas, ten yra daugiabutis didelis, taip pat pasyvių namų kvartalas Riešėje prie Gulbino ežero. Šiuo metu šitie du yra mūsų pačių vystomi projektai. Pagrindiniai akcentai, kurie, sakykime, yra sudėlioti lyginant su, kas buvo prieš 3-4 metus, tai yra energetinio efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas jau šituose objektuose. Pagrindinis dėmesys į tą yra atkreiptas. Tai yra, per šitą yra tiesiog sukuriama geresnė gyvenimo kokybė naujiesiems gyventojams. UAB Piliuana atstovas Viktor Pirinov. Mūsų koncepcija yra saugumas, privatumas ir komfortas. Tai yra su apdaila, yra be apdailos. Visa teritorija yra aptverta, apšviesta. Teritorija yra padarytas sodas su takeliais, su pirtimi, kuri gali naudotis viso komplekso gyventojų. Padarytas prūdas su auksinėm žuvytėm, teka upelis, pastoviai keičiasi vanduo. Už komplekso teritoriją prasideda Burbiškių draustinis. Taip pat parodoje gausu bendrovių, kurios pasižymi netradiciniais sprendimais. Tokios įmonės kaip Vadasiga klientams gali pasiūlyti tikrą dizaino ir ergonomikos simfoniją, kuri nenuvils nei vieno kliento. Mūsų įmonė atstovauja du prekės ženklus, tai yra Vadasiga ir Akmėja. Vadasiga tai yra baldai, o Akmėja yra akmens produktai. Šitie abu produktai kūrė vieną stilių, tai yra lauko gyvenimo stilius. Mes savo klientams siūlome nuo terasų, nuo baldų, nuo pavėsinių, grilių, gėlių vazonų, fontanų ir padedam sukurti gražesnę aplinką. Išradingiausi pirmieji ir šitie dviračiai laisvai telpa į bagažinę, kur nuvažiavus į vietą jie lengvai išsilanksto. Mūsų jau suranda internetinė erdvė ir gaunam užsakymų netgi elektroninių paštų, pavyzdžiui, kaip iš Kazachstano, iš Europos, iš Kaliningrado ir netgi iš Rusijos. Tai tikimės, kad šitą Lietuvos rinką, kurioje mes jau turim didelį patirtį ir gerus, sakysime, produktų derinius galėsim pasiūlyti artimiausiams savo kaimynėms, kas be abejo teko pastebėti ir šitoj parodoje yra didžiulis įdomėjimas. Mūsų įmonė uždaroji akcinė bendrovė Statybų žinovai, užsiimam bendrastatybiniais darbais, taip pat autobokštelių nuoma. Dirbame visoje Lietuvoje ir šioje parodoje mes pristatom savo patį aukščiausią 43 metrų autobokštelį. Turim labai įvairių autobokštelių, 10 vienetų nuo 18 metrų iki, kaip sakiau, 43. Autobokštelius nuomojame reklamos gamintojams ir, sakysim, kabintojams. Taip pat valytojai mūsų autobokštelius nuomoja. Taip pat dabar pavasarį medžių genėjimui nuomojami autobokšteliai. Jie yra teleskopiniai alkūniniai, kurie labai pritaikyti įvairiems darbams. Labą dieną, aš esu Linas Lešiauskas. Mano kūrybinės dirbtuvės Lino kalvė. Šiandieną Lietuvos kalvių sąjungos pirmininkas. Kalvystėje profesionaliai dirbu 15 metų, atidavęs 8 metus studijoms ir perėmė senelių prosenelių tradicijas ir stengiuosi jas išlaikyti, stengiuosi puoselėti ir stengiuosi kiek įmanoma idealesnius kūrinius sukurti. Ir ką jūs dabar šiandieną čia matot, tai yra dalis mano kūrybos, kurią pristatau šitoje parodoje jau 3 metai. Šiemet specialiai parodoje esu sukūręs tokį kūrinį kaip šitas žuvis ir kaip šitos kūrinius
skulptūras. Metalas tai tokia medžiaga, iš kurios galima pagaminti viską. Nes visi žino ir kosminiai laivai yra gaminami iš metalo, ir povandeniniai laivai, ir patys smulkiausi, visokiausi gaminiai yra daromi iš metalo. Tai be abejo ir gražus dalykai atsiranda iš metalo. Visa civilizacija mūsų yra paremta metalo atsiradimu. Kai atsirado metalas, žmonės išmoko jį apdirbti ir tuo pagrindu ir civilizacija atsirado. Ir labai džiugu, kad metalas ir visa tai, ką mes darom iš metalo, grožis, jisai nepraranda prasmės, kaip besikeistų laikmetis, ar tai 500 metų atgal, ar dabar, ar dar 100, ar keli šimtai metų į priekį. Aš manau, kad metalas visada išliko ir bus varomoji jėga visur, tiek mene, tiek visoje civilizacijoje. Resta 2012 parodoje galite rasti ne tik nekilnojamo turto ar statybinės įrangos kompanijų, bet ir kompiuterinės programas kūrenčių įmonių. Tarkim, vienos iš jų leidžia lengvai ir greitai apskaičiuoti statybos darbų sąmatą. Mūsų programa yra vienintelė Lietuvoje, kuri veikia Excelinėje aplinkoje. Programa skirta statybos darbam paskaičiuoti. Pavyzdžiui, jeigu įmonė nutarė pastatyti dangoraižį, tai jie būtinai rinksis sąmatų programą. Jūs įvedinėjate įkainius į Excelinę lentelę ir po to matosi, kiek kainuos vieną ar kitą objektą paskaičiuoti. Tai pradedant žemės darbais, mūriniam konstrukcijom, namų statyba ir iki automobilių kelių statybos darbų. Taip pat programą vartoja šilumininkai, melioracijos įmonės, vėdinimo, oro kondicionavimo, labai platus asortimentas. Bet pagrindė tai statybos įmonėm skirta programa. Paskaičiuoti, kiek kainuos vieno ar kito objekto kaina. Vidutinės šiuo metu rinkos kainomis, kurios keičiasi 2 kartus per metus Lietuvoje. Mūsų vartotojai yra tiek Lietuvos statybų įmonės, tai galiu keletą pavardinti: Merko statyba, Kaminta, Mitnija, Panevėžio statybos trestas ir pradedant stambiom įmonėm ir baigiant smulkiom ir individualiom veiklom. Mes esame jauna kompanija, vertės inovacija, ir mes esame statybos projektų vystytojai. Parodoje Resta mes pristatome savo kokybiškų statybos sprendinių sistemą Inovatyvus namas, savo projektavimo studiją Inžinerinė architektūra ir savo naują investicinį projektą Miesto vilos. Pristatymui pirmą kartą Lietuvoje panaudojame papildytos realybės namo maketą, kada yra sukūrimas skaitmeninis namo maketas tiesiog ant stalo arba rankoje. Taip pat pristatome interaktyvų pasivaikščiojimą aplink pastatą, kurį galite rasti puslapyje miestovilos.lt. Šios programos kūrėjai Barcelonoje vykusiame World Mobile kongrese laimėjo 1 vietą kaip geriausia praeitų metų mobilioji programa. Augmented reality prezentaciją galima sukurti kiekvienam individualiam namui arba oficiniam pastatui arba bet kuriam kitam pastatui. O paskui visi klientai šią programą gali nemokamai parsisiųsti iš App Store arba Android Market. Augmented reality technologijos dėka galima sukurti ne tik interaktyvų maketą ant stalo, bet ir realaus dydžio pastatą tame sklype, kuris bus statomas. Tai būtų labai aktualu jautriose miestų vietose, tokiuose kaip senamiestis. Parsisiuntę programą žmonės galėtų eiti senamiestyje, jie per kamerą matytų realų vaizdą, koks yra, ir plus namo projektą, kuris bus statomas. 5 kontinentų investicijos dalyvauja parodoje Resta su unikaliu loftų projektu, kuris yra vykdomas Vilniuje, Kalvarijų gatvėje. Labai džiaugiamės, kad galime pristatyti ne vien tik unikalias erdves, bet ir protingo namo funkcionalumą. Balandžio 19-21 dieną vykdome atviras durų dienas, kur galėsite pamatyti savo akimis vykdomas statybas ir įrengtą demonstracinį loftą, kuriame galėsite išbandyti protingo namo funkcionalumą. Šiais metais UAB 5 kontinentai pristato parodoje Resta
ne tik tai protingą namą, bet taip pat ir protingą biurą. Ir reiškia, taip pat galimybę apskaityti, kiek jūs suvartojate elektros, vandens, dujų, šilumos ir visa kita. Protingas biuras tada protingas, kada jūs jau žinote, kiek jūs elektros suvartojate arba šilumos. Ir tada jau jūs galite taupyti. Protingas biuras tai yra automatikos sistema, kuri gali optimizuoti visus vykstančius procesus ir gali sutaupyti.